Skaitinys iš pranašo Jonos knygos. Viešpaties žodis pasigirdo Jonai antrąjį kartą. Kelkis, nuvyk į Ninivę, tą didelį miestą, ir skelbk jam bausmę, kurią tau pranešiu. Jona atsikėlęs nuvyko Ninivėn, kaip viešpats jam buvo paliepęs. Ninivė Dievui buvo didelis miestas, 3 dienų apėjimo. Jona pradėjo apeiti miestą 1 dienos kelionę ir šaukė sakydamas: dar 40 dienų ir Ninivė bus sunaikinta. Niniviečiai Dievu patikėjo, paskelbė pasninką ir apsivilko maišais nuo didžiausio iki mažiausio. Šiai žiniai pasiekus Ninivės karalių, tasai pasikėlė nuo sosto, nusimetė karaliaus apsiaustą, apsivilko atgailos drabužiu ir sėdo į pelenus. Jis liepė paskelbti Ninivėje tokį karaliaus ir jojo didikų potvarkį. Ten nieko nevalgo žmonės, ten nieko neėda galvijai, stambieji ir smulkieji. Tie jie nesigano ir negeria vandens. Tegul jie apsivilka atgailos drabužiais, žmonės ir galvijai. Tegul jie smarkiai šaukiasi viešpaties, kiekvienas tegul nusigręžia nuo piktojo kelio ir nuo neteisybės, kurie yra susitepęs rankas. Kas žino, gal Dievas ir pervers, gal pagailės, galbūt atsileis jam degantis rūstis ir mes nepražūsime. Ir Dievas matė jų darbus, kad jie nusigręžė nuo piktojo kelio, ir Dievui pagailo daryti tą blogį, kuriuo jiems buvo grasinęs, ir jo nepadarė. Tai Dievo žodis. Jei vis nedorybės minėsi viešpatie, kas begalės išsiteisinti. Iš vargo bedugnį šaukiuos tavęs Dieve, Dieve, išgirsk mano balsą. Tegu tavo ausys klausosi įdėmiai mano maldaujančių šauksmo. Jei vis nedorybės minėsi viešpatie, kas begalės išsiteisint. Jei vis nedorybės minėsi, kas begalės išsiteisint, betgi tu atleisi kaltybės ir vėl tau tarnausim. Jei vis nedorybės minėsi viešpatie, kas begalės išsiteisint. Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja, jis tikrai savo tautą išgelbės iš visų nedorybių. Jei vis nedorybės minėsi viešpatie, kas begalės išsiteisint. Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi. Alleluja, alleluja, alleluja. Iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį paviešėti. Ji turėjo seserį vardu Marija. Ši atsisėdusi prie viešpaties kojų klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų. Jis stabtelėjo ir pasiskundė: viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti. Sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė: Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Pirmajame skaitinyje klausėmės pranašo Jonos knygos, pačios rimčiausios humoreskos tęsinio. Pasakojimo tikslas yra griauti nusistovėjusias ribotas žmogiško mąstymo klišes apie Dievą ir ypač apie jo meilę visai žmonijai, bei pranašo arba misionieriaus pašaukimą. Antroji knygos dalis, kurios ir klausėmės, prasideda sakiniu: antrą kartą atėjo Jonai viešpaties žodis: kelkis ir eik į Ninevę, tą didį miestą, ir paskelbk jam, ką aš tau sakau. Raginimas vykti į Ninevę jau skambėjo pirmajame šios knygos sakinyje. Tik tąsyk Jona leidosi tolyn nuo viešpaties artumo.
priešingon ir nuo Ninevės pusėn. Bėgdamas nuo savojo pašaukimo, išplaukė Tarso link. Visą tai sukėlė tam tikras pasekmes. Kilo audra, kilo pavojus ne tik besipriešinusio Dievui pranašo, bet ir jūreivių gyvybėms. Neįveikdami audros ir visą išmėginę, jie galiausiai išmetė Joną jūron, kuri tuoj pat nurimo, o jie atsivertę aukojo Viešpačiui aukas ir darė įžadus. Dievo apvaizda nepaliko ir pranašo Jonos, siuntęs didžiuvę, kurioje Jona 3 dienas meldėsi Dievui psalmių žodžiais. Tik dabar, būdamas iš tiesų toli nuo Dievo artumo, simboliškai žemiausioje vietoje, jūroje ir dar žuvies pilve, jis pradeda pokalbį su Dievu. Tačiau ir jame jis nėra iki galo nuoširdus, kratydamasis atsakomybės dėl tokios jį ištikusios būklės. Iš tavo artumo esu išguitas, sako pranašas, bet niekas išskyrus jį patį nuo to artumo nevarė. Tuščius stabus garbinantieji atsisako savo gailestingumo šaltinio, o aš padėkos giesmę tau aukosiu, duotą įžadą įvykdysiu, toliau jis kalba. Bet viskas vyko kaip tik priešingai. Pagonys jūreiviai nusigręžė nuo savo stabų ir davė įžadus. Tik paskutinis maldos sakinys, nuskambėjęs iš Jonos lūpų, iš tiesų yra nuoširdus, išpažįstant, jog išgelbėjimas ateina iš Viešpaties. Ir būtent po šių žodžių Viešpats paliepė žuviai išspjauti Joną į sausumą. Štai tokiose aplinkybėse nuskamba ir pakartotinis raginimas vykti į Ninevę. Visų tų įvykių aprašytų 2 knygos skyriuose galėjo ir nebūti, jei tik pranašas iškart būtų paklusęs Dievo balsui. Kartais sugaištama pusę gyvenimo, ignoruojant Dievo balsą, ignoruojant savąjį pašaukimą. Bet Dievas kantrus ir jis nemėgsta nebaigtų darbų. Tai, ką sumanė, būtinai įgyvendins. Išties stebinanti ir patraukli Dievo pedagogika. Jis neužsidega pykčiu, bet vėl kalbina, padėdamas pranašui subręsti jam patikėtai misijai. Ir kalbina tais pačiais žodžiais: kelkis ir eik į Ninevę, tą didį miestą. Šis miestas didis ne tik savo apimtimi, bet ir daromu blogiu. Kol pranašas delsė, jo daromos nedorybės dar labiau augo. Galbūt delsimas atsiliepti į Dievo kvietimą ir mūsų santykiuose prisideda prie blogio klestėjimo. Šį kartą Jona paklūsta Dievui. Net jei tas miestas ir kelia didžiulę baimę. Tačiau užvis labiausiai jis bijo ne to miesto, o Dievo gailestingumo jam, jei tik šie atsivers ir nusigręš nuo daromo blogio. Jonos mąstyme Dievo meilė tegali būti skirta tik savajai tautai, išrinktai tautai, jokių būdų ne jos priešams. Bet Dievo meilė be ribų, neišsemiama. Jona nesidžiaugia tokiu Dievu. Jis turi savo ketinimų, jis neleidžia Dievui iš tiesų būti Dievu. To turės Jona išmokti. To turime mokytis ir mes visi, per įsiklausimą į Dievo žodį. Eik į tą miestą ir paskelbk, ką aš tau sakau. Žodis, kurį pranašas pirmiau turi išgirsti ir po to perduoti, nėra iš anksto paruoštas, tarsi išmokta konferencija. Pranašas turi nuolat klausytis, nuolat bendradarbiauti su Dievu. Nes Dievo žodis yra dinamiškas, gyvas, kinta. Jis nepanašus į archaišką, nebesuprantamą vadovėlį. Paklusdami Dievo žodžiui, mes ir patys peržengiame ribotumą, atrasdami ne žmogaus, bet Dievo tiesą. Pagaliau Jona pradėjo kelionę ir skelbė: dar 40 dienų ir Ninevė bus sunaikinta. Ar tikrai tai Dievo žodžiai? Ar tikrai Jona skelbė būtent tai, ko nori Dievas? Pirmajame skyriuje prašoma pranašo šaukti Ninevę į teismą, nieko daugiau. Bet Jona skelbė jau nuosprendį: būsite sunaikinti. Ar tai tikrai Dievo žodis, o gal tik tariamas Dievo žodis? Gal nuosprendį reiktų palikti pačiam Dievui?
Gal ir vėl Jonas stokoja įsiklausimo į Dievo žodį ir užbėga įvykiams už akių. O ir mes patys, ar kartais neimame manipuliuoti Dievo nuosprendžiais, pačiam Dievui to nežinant. Hebrajiškas žodis hapak turi kelias reikšmes – sunaikinti, išgriauti iki pamatų, bet taip pat ir persikeisti, pakeisti kryptį, persigalvoti, pasikeisti. Tad ką girdi Jona ir ką jis skelbia? Ir nepaisant to, ką išgirdo Ninevės gyventojai, kas iš tiesų išprovokavo jų atsivertimą? Ar grasinimai būti sunaikintai, ar padrąsinimas atsiversti ir liautis darius blogą? Dievas trokšta nineviečių atsivertimo ir jų gyvenimo, tuo tarpu pranašas Jona tetrokšta jų sunaikinimo. Kol kas jis neįsiklauso į tai, ką kalba Dievas. Kartais karštligiškas įsikibimas į savo įsitikinimus gali iškreipti Dievo trokštamą paskelbti žinią. Prisirišimas prie savo žmogiškosios, primityvaus teisingumo logikos iš tiesų neleidžia atrasti dieviškojo atleidimo horizontų. Mūsų motyvai kartais gali užgožti Dievo motyvus. Tačiau Jonos užsispyrimas nesustabdė Dievo užmojo. Nineviečiai išgirdo tai, ką Dievas ir ketino jiems perduoti. Net jei Jona mintį turėjo ir visiškai priešingą intenciją. Ninevės gyventojų širdyse Dievo žodis prigijo ir jie nusigręžė nuo daromo blogo. Visi ėmė atgailauti. Dievas pasigailėjo jų ir nenubaudė nelaimę. Atsivertimas vyksta ne iš baimės, bet dėl vilties. Nes baimė blokuoja, o viltis išlaisvina. Jonos reakcija į pagonių tautos atsivertimą stebina. Jis susierzina, nes tikėjosi visai kitokios pabaigos. Galbūt visas šis pasakojimas visai ne apie Ninevę ir jos atsivertimą, bet apie pranašo Jonos atsivertimą. Galbūt viso to didžio miesto, negabančio atskirti dešinės nuo kairės ir dariusio didelį blogį, reikėjo vien dėl pranašo Jonos atsivertimo. Visi šios knygos personažai keičia kryptį. Visi išskyrus vieną. Jūreiviai atsivertė, jūra nurimo, žuvis išspjovė pranašą, nineviečiai atsivertė, net Dievas pakeitė kryptį, atsisakydamas bausti nelaimę. Tik vienas Jona negeba keistis. Knyga taip ir baigėsi, be pabaigos paliekant pranašą Joną vis dar su galimybė keisti savo mąstymą, iš tiesų atsiversti, priimant besąlyginę Dievo meilę visai žmonijai. Ar jis išmoks šią pamoką nebūti aukščiau už patį Dievą ir ar gebės žvelgti į kitus taip, kaip žvelgia Dievas? Evangelijos ištrauką, aptariančią Jėzaus viešnagę Mortos ir Marijos namuose, galime irgi mėginti išgirsti pranašo Jonos knygos kontekste. Morta susirūpinusi daugybę dalykų ir piktinasi, jog sesuo jai nepadeda. Morta panašiai į pranašą Joną bėganti nuo viešpaties artumo ir turinčio savo planų. Marijagi pasirinko geresnę dalį, sėdėdama prie viešpaties kojų ir jo klausydama. Tačiau to negana, nes kaip kad pranašas Jona išgirdė žodį, turės leistis į Ninevę, taip Marija turės keltis ir eiti. Žodis turės būti skelbiamas kitiems, žodis turės duoti vaisių. Nežinia, ar Jėzus paklausė Mortos patarimo liepti seseriai dirbti, tačiau jei tai tikrai išgirstas, širdyje prigijęs Dievo žodis, kurio klausėsi Marija, savaime jis įkvėps ją darbams. Tik jau nebe savo, kuriais ir susirūpinusi Morta, bet Dievo darbams. Ir visą nenaikinant, bet keičiant, Dievo dvasiai kartu veikiant. Homiliją sakė kunigas Mozė Mitkevičius.